Noriu pristatyti dar vieną paveiktą knygelę savo mažai draugiai. Taip, knygelė su mažom gėlytėm apačioj, paukščiukas, atsidaro tokios pilies vartai. Čia tiesiog tik aplikacija, galima ką nors įdėti. Knygelė užsisega tokią kilpelę. Ir atsiverčiam ir matom pirmą kambarį. Tai pirmam kambarį mūsų mėgamasis, mes turim lovą, paguldykim mažą lėlytę. Taip, jinai čia telpa, jinai apsikloja kaldryte. Taip, spintelė yra, ant spintelės mažas veidrodėlis. Šalia ant kilimuko gyvena šunelis. Taip, tokia pat spinta tokios spalvos. Spinta užsiriša kaspinėlių. Taip, kad vaikutis mokinasi rišti. Atrišam kaspinėlį. Ir spintos vidus, kuriam galima sudėti drabužėlius. Jis atrodo visai paprastai. Yra dvi tokios kaip kišenėlės, į kurios galima įdėti drabužėlius. Taip, sulankstom ir įdedam. Taip va, ir vėl galima užrišti. Dabar neriškim, nes mums dar suknelės reikės tolesniam parodymui. Gerai, verčiam kitą lapą. Taip, kitam lape pas mus vonios kambarys. Vonios kambaryje turim krepšį drabužiams, kur galima laikyti lėlytės drabužėlius, kuriuos jau panešiojus, kurie yra nešvarūs. Taip pat turim skalbimo mašiną. Taip, dabar įdėkim drabužėlį, parodykim, kaip jis telpa. O taip, va. Ir taip, viską sudedam, uždarom dureles. Va, ir ten viršų yra jungtukai. Taip pat lentynėlė virš skalbimo mašinos yra skalbimo milteliai, kondicionierius, kurie yra naudojami skalbimui. Taip, kada suknelė išsiskalbė, mes turim lyginimo lentą. Taip, lyginimo lentą, tuoj parodysim, va, čia lygintuvas įsijungia. Ir su lygintuvu galima lyginti suknelę. Taip, va, dedam ant lyginimo lentos ir palyginam, kad suknelė būtų graži. Taip, šis puslapis pas mus toks. Gerai, kitam puslapį turim vonę. Vonės užuodėlė. Taip, pasidaro iš šoną. Dabar galim nuprausti lėlytę. Va, lėlytė sėdi, įlipa į vonę, ten bėga vandenukas, yra šiltui vandenukui atsukti ir karštam vandenukui atsukti. Kai mergaitė nusiprausia, jinai išlipa iš vonės, mes turim rankšluostuką. Ir tuo rankšluostuku mes mergaitę nušluostom, kad jinai būtų sausa. Taip, mūsų nusipraususi mergaitė keliauja toliau į kitą kambarį. Va, taip sutvarkom, uždarom viską. Ir čia pas mus yra tokia svetainė. Taip, virtuvės pusėje yra šaldytuvas. Taip, šaldytuvė yra sausainiukai, keksiukai, daržovės. Ant viryklės yra arbatinukas. Arbatinuką galim padėti iškart ant stalo. Taip. Galim ant stalo 2 lėkštutes padėti. Puodelį. Va, mūsų mergaitė gali atsisėsti fotelį. Galima tiesiog paprastai įdėti, galima pritvirtinti gumelę, kad jinai neišslystų. Taip. Į lėkštutę galim sausainį arba keksiuką įdėti, ką mūsų mergaitė valgys. Va, pamaitinsim sausainukų prie arbatėlės. Va, čia pačioj gyvena dar katinukas mažas. Va, toks pūkis. Gerai sutvarkom dabar virtuvę visą, mūsų valgomąjį. Taip, ir kai mūsų mergaitė pavalgo, jinai eina į lauką žaisti. Va, lauke turim tokią žalią pievelę. Pievelė mergaitė turi smėlio dėžę su pavėsinė. Taip, tokia va iškilė.
turi smėlį su kibirėliu ir kastuvėlį, kur gali žaisti. Taip, o kitoj pusėje turim supynės. Taip, ir mergaitė gali suptis ant supinių, jin tikriausiai vis tiek savo namuose ras kai kokį draugą, meškiuką ar kažką ir jinai galės suptis. Ant vienų supinių, ant kitų supinių, va. Tos supinės yra judančios. Taip. Ir kitam lape mūsų mergaitė turi mašiną, kur jinai gali keliauti. Gerai. Va, ir įsideda, ir prisisega viskas. Va, ir niekur mūsų draugė neišrenta ir važiuoja mašina. Kaip visada, viršų yra užtrauktukas, sudėti smulkiom dalelėm, kurias randam knygeliai. Va, kad ir tai pačiai suknelė, jeigu jinai pas mus į spintą nebetelpa. Taip, dabar užsekim knygelę. Knygelę užsekim. Taip. Ir šį kartą knygelę dariau su rankenėlėm tokiom, kad būtų patogu paimt. Ir tiesiog mažai mergaitei, mažai knygeliai šeimininkai būtų ją patogu nešiotis. Taip. Tai va tokią mes padarėm knygelę.